Sveiki, čia Linas Midimums. Dažnai mane žmonės klausia, kodėl, pavyzdžiui, pas tavęs, jeigu MIDI failas groja iš Yamahos, kodėl taip gerai skamba, kodėl pas manęs prastai skamba. Atsakysiu paprastai, visa tai priklauso nuo instrumento, nuo pačio instrumentų. Taigi aš, jeigu padarau MIDI failą su paprastais HG tembrais, aš juos paskui pakeičiu savo instrumento tembrais ir jisai man pradeda kitaip skambėti. Eilinį kartą aš jums parodysiu, kaip tai daroma. Einu į savo Cakewalk Pro Audio 9. Sakykim, kas čia pas manęs vienas iš paskutinių daryta, Valenskienės Saulėgrąžos. Atsiverčiu ir šis failas skamba šitaip. Tam, kad jį šiek tiek patiuninguoti, patobulinti, aš pirmų darbų susitvarkau su būgnais. Einam į pačią ir čia susirandam, matom visą informaciją tiksliau pirmiausia, kad čia dabar yra Yamaha HG Drums Kits, toliau kokie būgnai, koksai setas yra, Šiaip aš dabar nepabandysiu, bet uždėsiu savo Yamaha motyvo tembrus, ar ne? Spaudžiam instrument ir čia aš jau turiu įsidėjęs Yamaha motyv 7 visą tembrinę paletę. Jūs ko gero šito dalyko neturėsit pas savęs. Tam, kad įsidėti, ją reikia susirasti savo instrumentų sąrašą. Kaip tai padaryti? Einam į Define, toliau Import ir susirandam tokį failiuką. Jį, aišku, reikalinga parsisiųsti iš interneto, kiekvienam instrumentui yra atskiras, jo plėtinys ins. Šitą failą įsidedam, pas manęs jau yra įdėta, jisai atsiras čionais. Matot, Yamaha motyv 7. Ok, aš jau imu Yamaha motyv 7. Toliau, eime į banką, susirandame mano atžvilgių motyvui, motyv drums. Na ir toliau, ką aš noriu, kokį noriu setą. Tam, kad geriau girdėtųsi, aš dabar pasiimu standartinę, ar ne, ir pasileidžiu vien tik tais bačką. Čia pagal kiekvieno skonį, kaip jūs norit, taip jūs darot, bet aišku, savaime per daug nenusilyrinti į lankas. Žiūrėkim standartiškai, kaip jisai turi skambėti, arba jau kažkas tai panašaus. Lygiai tas pats yra su hetu, su soliniu būgneliu ir su visais kitais instrumentais. Dabar tam, kad būtų aiškiau, aš paimu tiesiog įdedu dar ir hetą. Priimtina, aš jį palieku. Toliau žiūrim, kas čia dar yra pas mus tokio įdomesnio. Solinis būgnelis. Solinis būgnelis, vėlgi pasirenkam instrumentą, šiuo atveju mano Yamaha motyv. Imu drum setą ir kažkokį tai būgnelį.
atveju atrodo, kad yra labai garsiai dar hetas, tai aš sumažinau jo garsą. Na va, 3 instrumentus pakeitėm, dabar dar pabandyčiau bosą pakeist. Lygiai tas pats, viskas, niekas nesikeičia. Vėlgi pasirenku savo instrumentą, tik tai čia jau žiūriu iš kito banko, nes reikia vėlgi žiūrėti pagal kiekvieną instrumentą atskiri bankai. Vat sakykime, aš čia paieškoje įvesiu bas ir man išmes bosus. Ok, sakykime, šiam atveju. Paleidžiam. Patiko tas dalykas, bet jo skambėjimas nekokybiškas. Gali būti toks variantas, kad jį reikia visą pakelti, visą oktavą aukščiau. Taigi tuomet spaudžiu Ctrl plus A neveikia. Da, va tai pažymėkim su kairiu mygtuku laikydami visus ir pakelkim visą oktavą į viršų. Lygiai tas pats ir su gitarom, atimu gitarą. Taip. Žiūrim, ar čia pas mūsų gitaros yra šitam banke. Nu taip yra. Žiūrim, kas gausis. Va taip ir keičiam. Galų gale paskui neužmirštam, kad reikia išsisaugoti save ir sėkmės kūryboje. Su jumis buvo Linas Midibams.